Tai ląstelė, pati mažiausia gyvoji dalelė. Taip reaguoja širdies ląstelė, kai mes įsimylėję. Tokia nervų ląstelė, kai mums baisu. Ląstelė visos materijos pagrindas, kas tai bebūtų – žiedas ar žmogus. Kiekviena ląstelė mūsų organizme savarankiškai vystosi ar dauginasi. Mūsų organizmas kaip smarkiai besivystantis megapolis, kur kiekvienas namas viena maža ląstelė, unikali ir nepakartojama. Būtent čia, mūsų ląstelėse, paslėpta gyvenimo paslaptis. Mokslininkai tik dabar skverbiasi paslaptingą ląstelių sandarą ir darbą. Stengiasi suprasti dėsnius ir mechanizmus, kurie palengvintų ląstelių darbą ir leistų gyventi ilgiau. Ir viena svarbiausių tokios ląstelės normalaus darbo sąlygų – švari supanti erdvė. Ir kuo ji artimesnė biologiškam idealui, tuo ilgiau ląstelė gyvena. Būtent todėl mūsų ląstelės visą savo gyvenimą nesustodamos užsiima išsivalymu. Juk nuo to priklauso jų gyvybė. Ir tas sudėtingas procesas vyksta iškart trimis kryptimis. Tarpląstelinės terpės valymas, ląstelės vidaus valymas ir ląstelių apsauga nuo oksidacinio pažeidimo. Erdvė tarp ląstelių yra užpildyta skysčiu. Ji atlieka įvairiausias funkcijas. Bet viena svarbiausių funkcijų – ląstelių apvalymas ir teršalų išvedimas iš organizmo. Vaizdingiau šnekant, vyksta mūsų vidinio miesto gatvių išvalymas. Taip vadinamas tarpląstelinis valymas yra vienas seniausių mūsų ląstelių švaros palaikymo būdų. Juo naudojosi dar pirmieji vienaląsčiai organizmai. Jie išskirdavo kenksmingas medžiagas į paviršių, tai yra į pirmapradį okeaną, kuriame jos gyvena. O okeanas jas tirpino ir nešė tolyn nuo gyvųjų ląstelių. Žmogaus organizme praktiškai tokia pat darbo sistema. Ląstelės kenksmingas medžiagas išskiria į tarpląstelinę erdvę, o tarpląstelinis skystis išneša jas per prakaitą, šlapimą, kepenis ir kitus išskyrimo būdus. Bet kaip ir prieš 2 milijonus metų, praktiškai visi šie šalinimo būdai yra natūralių kilmių. Taip, jie kenksmingi, tačiau šie produktai yra natūralios kilmės. Tačiau ką daryti su svetimos kilmės teršalais?
Su miestų augimu aplinkos tarša įgauna vis didesnę reikšmę. Ją įgauna ir ląstelės vidaus išsivalymas. O jei būti tikslesniam, ląstelinė detoksikacija. O jei sakant paprasčiau, generalinis mūsų ląstelių apsivalymas. Juk būtent čia, į mūsų ląsteles, su kiekviena diena patenka vis daugiau ir daugiau kenksmingų medžiagų. Neteisinga mityba ir kenksmingi įpročiai, pervargimas, smarkiai veikiantys vaistai. Išvada kaip įprasta viena. Mūsų ląstelės užsiteršia. Kenksmingas svetimos kilmės medžiagas ne tik reikia išvesti iš organizmo, bet jas reikia ir nukenksminti. Ir kuo greičiau, tuo geriau. Kiekvienoje ląstelėje yra spec tarnybos, kurios seka ir nukenksmina pavojingus ląstelių nuodus. Jos pirmiausia nukenksmina kenksmingas medžiagas papuolusias į ląsteles, tada paverčia jas tirpia forma ir tik po to ląstelinis skystis išveda jas iš organizmo. Tačiau nežiūrint natūralios kilmės apykaitos medžiagų ir kenksmingų toksinų, ląstelės turi dar vieną rimtą priešą. Ir nors paradoksalu, jo kilmės priežastis – deguonis. O tai reiškia, kad oras, kurį mes kvėpuojame, yra pats savaime pavojingas. Juk veikiant deguoniui, organizme susiformuoja ypatingos cheminės medžiagos, laisvieji radikalai, labai pavojingi ląstelėms. Kas baisiausia, jie veikia kaip galinga banga, per 1000-ąją sekundės dalį jos gali pilnai sunaikinti ląstelę. Šiai ląstelei radikalai sunaikino sienelę. Namas sugriautas. Ląstelė pasmerkta. O jai atėmė energiją. Nei šilumos, nei šviesos. Per sekundės dalį laisvieji radikalai gali nepažįstamai sugadinti bet kurią ląstelę. Matote, taip žūsta ląstelė. Kasdien. Šimtais, tūkstančiais, kiekvieną dieną. Mūsų organizmui tai tikra stichinė nelaimė. Juk mes sveiki iki tol, kol gyvos ir sveikos mūsų ląstelės. Nuo laisvųjų radikalų mūsų ląsteles saugo ypatinga sistema – gamtinės molekulės, antioksidantai. Ši armija pasklidusi po visą mūsų organizmą, ir organuose, ir audiniuose. Antioksidantai momentaliai randa ir neutralizuoja deguonį. Pas sveiką žmogų, kuris gerai maitinasi, kvėpuoja tyru oru, gyvenant ežero kranto, natūralūs ląstelių mechanizmai patikimai apsaugo organizmą.
Tačiau visi mes, gyvenantis didžiuosiuose miestuose, kasdien patiriame tokį krūvį, kad mūsų organizmas jau nebesusitvarko. Reikalinga papildoma parama. Ir čia mums į pagalbą ateina endoekologija. Tai jauna medicinos mokslo šaka, kuri nagrinėja metodus ir priemonės, kurios padeda palaikyti mūsų organizmo vidinės terpės švarą. Miestą mūsų viduje endoekologai stengiasi valyti šiuolaikinio megapolio sąlygomis. Tiems, kas nori palaikyti savo ląstelių švarą nepakeičiant įprastinio gyvenimo ritmo, korporacija Sibiro sveikata parengė iš principo naują kompleksinio ląstelių valymo metodą švaros šaltinius. Jei kiti produktai valo organizmą tik atskirų organų lygmenyje, kepenys, plaučiai, žarnynas, tai švaros šaltiniai veikia ląsteliniame lygmenyje. Maža to, jie stimuliuoja ne vieną, o iškart kelis ląstelių valymo mechanizmus. Tai pilnai leidžia švaros šaltinius vadinti kompleksinio ląstelinio valymo sistema. Švaros šaltiniai susideda iš 3 vienas kitą papildančių kompleksų. Pirma formulė – tai kompleksas iš 18 gydomųjų augalų, kurie išvalo tarpląstelinę terpę, aktyvizuoja tarpląstelinės skysčių cirkuliaciją, kad efektyviau išvalytų tarpląstelinės erdves. Specialiai parinkti antros formulės augaliniai komponentai stimuliuoja ypatingų ląstelės viduje esančių fermentų darbą, kurie nukenksmina ląstelės viduje esančias toksinės medžiagas. Trečia švaros šaltinių formulė – pašvęsta apginti mūsų ląsteles nuo vidinės korozijos, tai yra nuo griaunančios laisvo deguonies poveikio ir iš jų atsirandančių laisvų radikalų. Šios unikalios gamtinės medžiagos apsaugo ląsteles nuo laisvo deguonies iš išorės, iš vidaus ir labai pažeidžiamo oksidavimosi lygmeniu ląstelės apvalkalų. Sveikas organizmas natūraliai kovoja su įvairiausiais teršalais. Pilnai pergalei tereikia žengti vieną žingsnį.